Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Melė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Melė Lukšienė. Albina Gudaitienė, Šiaulių rajono Vovyriškių mokyklos direktorė. Atvykau čia pristatyti pranešimą apie mokyklos augimą. Kaip auginti mokyklą. Esu mokyklos, nedidelės kaimo mokyklos vadovė ir jau 9 metus darbuojuosi šitose pareigose ir mes įgyjom tam tikros patirties ir pasiekėm tikrai labai realių ir didelių, mano manimų, ir mūsų kolektyvo, ir mūsų bendruomenės, ir tėvų, ir mokinių manimų rezultatų. Tai šiandieną norėjau pasidalinti tą patirtimi, kas mano mokyklos darbe yra patys svarbiausi dalykai, kas tie pagrindiniai banginiai, ant kurios laikosi mokykla ir kaip mums pavyko per pakankamai trumpą laiką iš vos be uždaromos mokyklos patapti 2,5 karto daugiau vaikų turinčią mokyklą, pažangią mokyklą ir su pirma moderniausia laboratorija, inžinerinė klase Šiaulių rajone. Kaip mums pavyko, kokiu keliu mes keliavome ir ką mes pasiekėm? Ir šiandien bus prieš diskusiją paskutinis pranešimas ir jį skaitys mokyklos direktorė. Ir Albiną pakviesti pasiūliau aš. Ne todėl, kad mes su Albina kartu studijavom švietimo lyderystę, bet todėl, kad man teko būti toje mokykloje, kur tada Albina gal metus ar dar mažiau tu direktoriavai. Ir, žinot, Arvydas kalbėjo apie poreikį pozityvumo kultūros, tai ta mokykla, kiek aš žinau, prieš pačiai tampant direktorė buvo tokia merdėjanti, švelniai tariant. Ir aš pamačiau tam apleistam pastate nepaprastai tokį didelį būrį šviesių žmonių su labai pozityvia lyderė prieš akį. Tai sakau, Vaiva, žinai, pasikviečiam Albiną, nes sakau, žinai, to pozityvo mums, taip šiandien reikia, tai Albina, ateik, prašau. Ačiū tau labai, kad tu iš taip toli, iš Šiaulių rajono atvažiavai papasakoti. Ne taip jau toli. Netoli, sako Albina, matot. Matau, kad matot. Taigi, aš bijau truputį jūs ir nuvilti. Gal aš nebūsiu tokia pozityvi, gal nespėsiu per trumpą laiką to pozityvo atskleisti. Bet kaip mes auginam savo mokyklą, aš pabrėžiu mes, nes bet kokiam darbe vienas yra ne karys ir vienas yra neįgalus kažką keisti, kažką auginti ir kažką daryti. Truputis konteksto. Mes esame mokykla 3 kilometrai nuo vakarinės Šiaulių miesto dalies ir esame mokykla, kuri prieš keletą dar metų grėsė uždarimas ir visos tokio dydžio mokyklos jau uždarytos.
šiuo metu mokome vaikus nuo 2 metukų, tai yra mūsų ikimokyklinio ugdymo grupės 4 ir 1 priešmokyklinukų. Ir esame ta mokykla, kuri vaikus ugdo iki 8 klasės. Prieš 3 metų dar turėjome 9 ir 10. Bet čia savivaldybės buvo principinis sprendimas, kad priemiesčio mokyklos taptų 8-metėmis. Taigi Šiaulių rajone 15 metais turėjom 23 mokyklas, šiuo metu tik tais 11 bendrojo ugdymo mokyklų. Matote mūsų mokyklos mokinių skaičiaus dinamiką ir dabar turime apie 2,5 karto daugiau vaikų negu turėjome kažkada. Ir kaip jau paminėjau, vietoj vienos mišrios 4 valandų grupės turime 5 visos dienos ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo grupės. Pradėjome nuo 8 vaikų vidurkis klasėje, šiuo metu jų yra 16. Truputį apie aplinkas, nuo 16 kompiuterių pradedam, dabar virš 80, nuo 0 išmaniųjų lentų dabar 10 ir visi geba jomis puikiai naudotis. Pradėjome nuo 13 klasių, kurios buvo kreidinėmis lubomis ir sienomis dažytomis grindiniais dažais. Šiuo metu visos klasės tvarkingos. O ugdymo rezultatai yra išskirtinai rodomi gal tik 2 ar 3 kartą konferencijoje, nes šitų rezultatų mes niekam neskelbdavome, apart mūsų vidinės mokytojų bendruomenės. Tai yra, nes manome griežtai, kad ugdymo rezultatai ne visada atspindi ugdymo kokybę. Yra vienas iš ženklų, tačiau ne visa tai yra tiesa, nes manome, kad svarbiau, kad kiekvienas vaikas sukurtų pridėtinę vertę, o ne kažkokio pasiektų specifinio rezultato. Bet jums įdomumui, 19 metais, kada mes pasiekėme 11 vietą tarp pagrindinių mokyklų ir 27 tarp visų šalies mokyklų, kada pagrindinių buvo apie 3,5 gal truputį daugiau, o visų mokyklų virš 1000, tai tada prisimenu, kad tą klasę buvom labai stipriai nukraujavę. Tai 10 rezultatai, bet nukraujavę, nes buvo patys stipriausiai išėję į miesto gimnazijas vaikai. O vienintelius rezultatus jau tėvams pozicionavome, tai 20 metų 9 vieta, tai visus vaikus labiausiai auginanti mokykla. Tai irgi buvo reitingų žurnalo švietimo analitikų, nežinau kokie duomenys, kas ten buvo tiksliai lyginta, mes per daug nesigilinom, tiesą pasakius ir interviu stengiausi neduoti, nes ir papildomų duomenų reitingų žurnalui neduoti, nes nemaniau, kad tai yra kažkokia ypatinga vertybė. Bet čia buvo 9 vieta tarp pagrindinių mokyklų ir 17 vieta jau čia patys išskaičiavome pagal vidurkius iš visų mokyklų. O čia, kur matom 19 metais, tai nacionaliniai pasiekimų patikrinimai tikrai buvo visose klasėse, visuose mokomosiuose dalykuose, nuo kelių iki keliasdešimties balų didesni ir už šalies vidurkį, ir už visų kategorijų, ir gimnazijų, ir didmiesčio mokyklų, ir pradinių mokyklų rezultatus geresni. Bet kaip sakau, tai, šitas momentas mums buvo malonus jau. Bet iš tikrųjų, jeigu kalbėtumėm apie tą, ką mes pasiekėm, jūs tikrai ne tai domina. Jūs labiau gal domintų, kaip mes tai pasiekėm. O situacija šalyje yra labai sudėtinga. Kuria prasme sudėtinga? Kad mes tikrai kaip ežiukai rūke klaidžiojam. Ir man Alisa stebuklų šalyje ir jos pokalbis su Katinu atspindi mūsų švietimo sistemos būklę. Gal norėtumėte pasakyti, malonėtumėte pasakyti, kur man iš čia eiti? Tai labai priklauso, kur tu nori nueiti. Kad man nelabai svarbu, kur, tarė Alisa. Tada koks skirtumas, kuriais atsakė Katinas. Iš tikrųjų, mūsų sistema va taip ir klaidžioja. Mes ne visai žinom, kur reikia eiti, nes krypčių yra begalė, pokyčių yra begalė ir iš tikrųjų
atsirūšiuoti, kas yra svarbiausia, tai yra labai nepaprasta. Man prieš keletą metų labai patiko gerbiamos Petrėnienės, nors ir labai kritikuoto švietimo mokslo ministrės pasakymas - svarbiausia pamoka. Ir iš tikrųjų, kada mes į priekį iškeliam pamoką ir mokytojo darbą pamokoj, sąžiningą, atsakingą, mes iš tikrųjų galim pasiekti gerų rezultatų ir galbūt kai ką galėtumėm daryti tik tais, šiek tiek formaliai, nes tas kažkas kita nekuria pridėtinės vertės. Nors tikrai neteigiu, kad mes nevedam pamokų kitur ir kitose erdvėse, tikrai vedame ir beprotiškai daug. Taigi, tikrai, palaukim, neperjungiau tuoj. Taigi, apie tas auginimo sąlygas, mokyklos auginimo sąlygas ir apie tai, kaip mes ėjome ir kas mums galbūt ir jums kažkuria idėja bus artima. Tai bet ką auginant, gėlę, medį, labai svarbu žinoti, tam tikrų gebėjimų turėti ir, aišku, ir supratimo turėti. Mes nesam labai rimta bendruomenė, tikrai mūsų visų klasių durys ir jau antrą kartą papuoštos pakeistomis Mikės Pūkuotuko mintimis. Tai jeigu atsakymas, kaip tai reikia daryti, tai ant mano durų dabar kabo toksai pasakymas. Reikia daryti taip, kaip reikia, o kaip nereikia daryti nereikia. Tai galit pasimokyti, kaip teisingai daryti. Bet iš tikrųjų, jeigu rimtai sugrįžtumėm, tai mūsų visi mokytojai, tėvai, mokiniai žino, kad mūsų svajonės tikslais pavirsta tada, kai mes joms suteikiame terminus. Tikslai, jeigu juos išskaidome į žingsnius, pavirsta planu, planas pradedamas įgyvendinti, su veiksmu ir palydimas tampa realybė ir svajonių išsipildymu. Labai svarbu tai žinoti. Labai svarbu žinoti paprastą augimo planą, kad pirmiausia turim sąžiningiausiai prisipažinti savo, kokie mes esam, kur stovim ir mūsų stiprybės, silpnybės ir galimybės ir grėsmės. Ir mes jau įsitikinom, kad mūsų silpnybės, šiandienos silpnybės rytoj gali būti galimybėmis, poryt gali būti stiprybėmis. Taip kaip mes anksčiau žinojom, kad į mūsų didžioji dalis pačių gabiausių vaikų išeina į Šiaulių miestą, nes beprotiškai buvo paprasta jį pasiekti, net pėsčiomis nei pusės valandos nereikia eiti. Tai jūs suprantat, Vilniaus miesto masteliu tai čia juokingi atstumai. Ir todėl mes kaltindavome tą savo artumą, kad mes netenkame pačių geriausių mokinių. Dabar mes tą pozicionuojam kaip patį geriausią privalumą, nes mes galim į bet kurią edukacinę erdvę, bet kur Šiaulių rajone nuvykti, pačiom pigiausiom sąnaudom ir panašiai. Tai labai svarbu žinoti, kur mes norim būti, tai yra ateityje planuoti, kaip mums geriausia judėti tą kryptim, ir kaip vertinam savo tas vykdomas permainas, tai yra priežiūra ir nuolatinis pasitikrinimas. Mūsų vizija ir strateginiam plane, ir realybėje, ir kiekvienas tą irgi bendruomenės narys turi žinoti ir žino. Ir netgi nuolat vis patikrinam, ar tėveliai to neužmiršta. Tai yra auganti ir auginanti mokykla. Auganti ne tik fizinė prasme, bet visomis prasmėmis nuolat patirianti kaitą ir tam tikrą sukurianti pridėtinę vertę. Labai turime aiškias vertybės, kurias irgi transliuoja ir kiekvienas turbūt mokytojas galėtų naktį atsibudęs pasakyti, kas mums yra svarbu ir kuri tai vertybė. Ir didžioji dalis, manau, tėvelių irgi tą patį pasakytų ir vaikai tą žino, nes mes jas nuolat visiems primenam. Ir labai svarbu, kaip aš sakau, kai buvo ir šiandieną sakyta pranešime svarbus žodis, tai ir mes sakome labai svarbu. Tik teisingas žodis, teisingai apibrėžta ta mūsų vertybė. Atsakomybė, tobulėjimas, sveikata, bendrystė. Nes po to pačiu žodžiu gali skirtingos prasmės slėptis, bet jeigu yra paaiškinimas,
tada, šiek tiek paprasčiau. Aišku, šiek tiek tos vertybės keičiasi ir net aprašymai truputį ir keičiasi. Atsiprašau. Vienas tik taip pajungiu, kitas tik. Šiandieną man klausantis tokių įdomių pranešimų labai rezonavo. Ir kas man iki konferencijos rezonavo, tai va šios 3 Meilės Lukšienės idėjos, mintis, tai yra nuolatinė kaita, perėjimas iš vienos būsenos į kitą, iš vieno būvio į kitą, bendražmogiškos vertybės ir veikimas galios lauke. Vat šitos mūsų Meilės Lukšienės idėjos mūsų mokykloje gyvena. Mokyklos filosofija, Holmso mintis, mes ją truputį perfrazuojam, svarbiausia ne kur stovim, o kokią kryptimį judam. Labai paprasta. O prioritetas nuolat tas pats ir nuobodus. Kokybiškas ugdymas. Tik tais kas slepiasi po kokybiško ugdymo sąvoka. Gerbiamas Seimo narė ir sakė, kokybiškas ugdymas nėra niekur apibrėžtas. Bet mes remiamės tokią nuostatą, kad kokybė tai yra 3 pagrindiniai sandai. Tai ugdymo rezultatai, ką šiandieno švietimo bendruomenė padarė kaip pagrindinių kokybės ženklų, efektyvumas ir socialinis teisingumas. Kad visi gautų tokią pagalbą, kokios reikia. Kad visi būtų palaikyti taip, kaip jiems reikia. Ir efektyvus įvairių išteklių naudojimai. Mums judėti kryptingai padeda organizacijos raidos stadijos. Tai yra, jeigu mes žinome, nusistatėme, kurioje mes raidos stadijoje esam, mes žinom, kokios problemos tai stadijai yra būdingos. Ir mes žinom, kad net ir klestėjimo stadijoje, jeigu mes įsivaizduojame, kad esame, o gal ir iš tikrųjų esame, mes turime irgi tam tikrų privalumų ir tam tikrų problemų. Ir jeigu mūsų žmonės žino, kad mes, jeigu nosį užkėlėme ir įsivaizduojame kažkokiais dievais, tai greičiausiai mes jau įsivaizduojame, kad esame klestėjimo stadijoje, stabilumo stadijoje ir mums nebereikia tobulėti. Tai geriau yra vis tik truputį žemesnė stadija ir negalvoti, kad mes jau esame stabilioje kokybėje. O kiekvienoje organizacijoje yra svarbiausi 3 dalykai. Tai yra struktūra, procesai ir žmonės. Tai yra 3 sandai esminiai. Aišku, mokykloje pats svarbiausias tai yra žmonės. Ir man šita mintis, kai mes į ASM studijavome, Alfredo Chmieliausko vienas pranešimas taip įstrigo, ir kad jis ir tapo mano tam tikros vizijos, tam tikrų pamatų. Kas yra svarbiausias žmogus? Kas jis yra, kur jis išeina, ką jisai daro, kaip jam sekasi. Ir jeigu darom išimtį priimdami mokyklą ne savo aptarnaujamos teritorijos vaikus, tai darom išimtį savo buvusių mokinių vaikams arba anūkams. Nes tai yra mūsų didelis įvertinimas, jeigu pas mus veža ten 20 ar daugiau kilometrų ir nori mokytis va tokioje kultūroje, kokie patys mokėsi. Ir mes mokytojams nuolat sakom, jeigu mūsų dabartiniai vaikai yra mūsų darbdaviai ateityje. Ir kaip mes su jais dabar elgsimės, taip mes turėsime darbo ateityje. Jeigu taip suprimityvintai, tačiau iš tikrųjų tame glūdi didelė gili mintis, jeigu mes žmogiškai ir su mumis žmogiškai. Ir aš šitoje bendruomenėje taip pat pajutau, kad Vilniaus kolegijoje irgi yra rūpinamas žmonėmis, nes dar tiek dėmesio tikrai nesulaukiau ir paaiškinimo, pro kur įeiti, ir atsiųstos nuotraukos buvo. Ir buvo paaiškinta, kaip įvažiuoti į kiemą, kaip numerius atsiųsti, buvo pasirūpinta nuo iki. Iš tikrųjų, tas dėmesys žmogui panašu, kad ir šio fakulteto yra klestėjimo tam tikras ženklas, tam tikras rodiklis. Ir dabar auginimo priemonės.
kurios mūsų kolektyve, mūsų bendruomenėje, tai yra tam tikri procesai, labiausiai veikė ir rezonavo. Mokymosi kultūra. Kažkada turėjome tokią kultūrą, kad teko mums iš mokyklos išbraukti, išmesti tikrai ne vieną vaiką. Esame, tiesą pasakius, ir ta mokykla, kur daugiausiai Šiaulių rajone mūsų žiniomis palieka 2 metus kartoti kursą. Bet mokymosi kultūra pas mus gyva. Pas mus yra tradicija jau turbūt 14 metų teikiame premijas geriausiai besimokančiam mokiniui. Organizuojam jam šventę. Teikiame padėkas ir ypatingą dėmesį skiriame didžiausią pažangą padariusiems mokiniams, kad kritinė masė tų, kurie nori mokytis, arba tiksliau motyvuotų vaikų, augtų ir didėtų. Pagarba pamokai. Turime ir prieš skambučius, ir vyresnių klasių vaikai į klasę nesineša kuprinių, kad nebūtų papildomo triukšmo, nebūtų papildomo blaškymosi, kad pamoka būtų tik pamoka. Jas palieka arba spintelėse, arba mokykloje prie klasės durų. Tiesa, pamokoje, kai įsigijome gerokai daugiau planšečių, išgyvendinome ir telefonus ir dabar turime susitarimą, kad mokykla yra be telefonų. Ir jeigu galvojat, kad labai sunkiai pavyko įgyvendinti tos pokyčius, nieko panašaus, todėl kad mes žinojom, kaip žingsniuoti, kokius žingsnius. Jeigu mokyklos yra kokie nors atstovai ir aktualu, galėčiau pasidalinti. Be jokio didesnio pasipriešinimo. Ir kai dabar teko konsultuoti kelių Šiaulių miesto mokyklų vadovus ir mokytojus, sako, kaip taip viską paprastai padarėt. O padarėm labai paprastai, pridėtinę vertę tiek vadovas, tiek mokytojai kūrė ne savomis rankomis, o per kitus žmonės. O ką turim omeny per kitus žmonės? Mūsų tėvai buvo iniciatoriai telefonų nenaudojimo, mes buvom tik įrankiai, tarpininkai ir didesnio ir tiesa, visi susivienyje kryptingai žygiavome tai. Ir pamokos ugdymo rezultatams tai duoda didžiulius, ir kritiniam mąstymui tai duoda didžiulius pokyčius teigiamus. Turim labai didelius lūkesčius mokinių atžvilgių. Ypatingai didelius lūkesčius, nes teko darbuotis ir kitoje mokykloje, ugdymosi rezultatai buvo kuklus, nes mokytojai netikėjo, kad vaikai gali daugiau. Mes žinom, kad mūsų vaikai gali gerokai daugiau ir dar rupūžokai nepasistengti. Tai iš tikrųjų rezultatus turim gerus ugdymuose. Pozityvaus skatinimo sistema. Kaip smagu, kad tu šiandieną atėjai su uniforma, kaip smagu, kad šiandieną trečiadienis, tai yra paprasta savaitės diena, kada privaloma uniforma. Kaip smagu, kad tu šiandieną net nepavėlavai. Tai pasitikėjimo kultūra, čia iš Eglės Pranckūnienės viena idėja įgyvendinta, kad jeigu vadovas pasitikės mokytojais, mokytojai pasitikės labiau mokiniais, mokytojai labiau pasitikės tėvais, tėvai labiau pasitikės mokytojais ir panašiai. Tai vat tas ryšys, tas komunikavimas duoda taip pat rezultatus. Pedagoginė sąveika tai yra Vabalo Gudaičio dar mintis. Tai čia po šitais žodžiais mes slepiame, ne visai tiesiogiai tas dalykas, bet slepiame tokį dalyką. Jeigu nėra santykio mokytojo administracijos su mokiniais, jeigu nėra santykio su tėvais, nėra rezultato. Tik tais, kada atsiranda ryšys, nuoširdus bendravimas, tada atsiranda rezultatas. Labai svarbu, jeigu susitarimai, kiekviena organizacija labai svarbu, jeigu susitarėm, vykdom ir kontroliuojam tuos susitarimus, kad jie būtų vykdomi. Efektyvūs komunikaciniai procesai, labai griežtai atskiriam darbo valandas ir nedarbo. Ir labai pykstam ant mokytojų, kurie drįsta vakare po 5 valandos atsakyti tėvams į žinutes ir kaip sakyti, nevertinti savo laiko. Ir taip pat gerbiam jų laiką. Motyvavimo turime sistemą, tai tiems mokytojams, kurie negeba dokumentų tvarkyti, mes ir nekraunam tokių darbų. Jeigu jie tobulai dirba su mokinių taryba, tai tegul dirba praktinį darbą. Tai irgi buvo svarbu atrasti, kas ką motyvuoja.
O vienus motyvuoja teisingumas, kitus kvalifikacijos tobulinimas, kitus motyvuoja neformalus bendravimas ir panašiai. Džiugiausias metų naujienas renkam tam, kad pozityvumo kultūra būtų ugdoma nuo 10 iki 20, kada susipykstam su tėvais ar mokiniais ir nežinom, ką išrinkti, tada išrenkam 20, kada nesusipykstam ir vieningai nusprendžiam, tada išrenkam 10. Ir žaidžiame žaidimą ačiū, kada dėkojam, mokytojai jau išmoko per kokius 4-5 metus dėkoti ir pastebėti kitus kolegas, kurie padaro šiek tiek daugiau, negu jiems priklauso. Ir dabar mes jau gyvai dažniau tą pasakom ir pasakom. Daug bendraujam neformaliai ir daug ką padarom savo alumnų klubo rankomis. Tai yra mūsų buvę mokiniai, mūsų mokinius motyvuoja, supažindina su kažkuo, pozityvią energiją skleidžia. Brandžiai organizacijai būdinga taisyklė, susitarimai ir grįžtamasis ryšys, čia prašokim. Ir didžiausias mokyklos priešas tai yra gynybiškumas, tai yra mokytojų gynybiškumas, administracijos, kada mes kaltinam kažką, ieškom pasiteisinimų ir panašiai. Taigi, kas ieško sprendimų, tas randa sprendimus, kas ieško problemų ar pasiteisinimų, tas randa pasiteisinimų. Ir pabaigai žodis. Labai džiaugiuosi, kad jūs mane pakvietėt ir kažkuo galbūt kažką pasidalinau ir gal kažkam kažkas irgi išliks. Iš tikrųjų, kokia nauda iš visokių potvinių ir kitokių įdomių dalykų, jei neturi su kuo apie juos pasišnekėti. Irgi Mikė Pūkuotukas sakė. Ir pabaigai, iš kiekvienos konferencijos stengiuosi išsinešti kažką ir dabar pasižymėjau keletą idėjų, ką galim kaip pokytį įgyvendinti. Tai šiuo metu įgyvendinu pokytį. Kokie patys drąsiausi žodžiai, kuriuos esi ištaręs, paklausė Paršelis. Man reikia pagalbos. Tai dabar mano visas kolektyvas žino, kad šių metų mano pokytis išdrįsti paprašyti vaikų, tėvų ir mokytojų pagalbos. Tai aš įgyvendinu šiuo metu šitą pokytį ir rekomenduoju ir jums, ką nors iš šitos konferencijos įsinešus, įgyvendinti savo realybėje. Ne visus pokyčius iš karto, o po truputį į savo svajonę, į savo brandumą, į organizacijos brandumą. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, Albinai. Manau, kad klausimų bus, bet aš pirmą noriu grįžtant prie konferencijos temos apie tas kryžkeles ir labirintus, noriu paklausti tavęs, Albina, kaip tu jautiesi tų visų reformų fone? Ar tai yra kryžkelė, ar labirintas, ar čia girdėjome ir haliucinacija, ir pilka masė, visokių čia tų metaforų apie tą švietimo sistemą girdėjom. Tai čia vienas klausimas, toks turbūt rimtas. Ir kol tu galvoji atsakymą, aš turiu dar vieną asmeniškai tokį man smalsų klausimą, nes kai lankėmės Albinos mokykloje, tai daug kas paliko įspūdį, bet vienas iš tų dalykų, kurie paliko įspūdį, tai, žodžiu, galimybė mokytojams išlipti per tokį langelį ant mokyklos stogo. Ir ten ant to stogo buvo toks mokytojų gerti kavą ant sėdmaišio žiūrinti dangų. Tai vad, ar vis dar tie mokytojai lipa per tos langus ant to stogo ir ar vis dar jie, žodžiu, turi tą tokią, ne kiekvienoj mokykloje turbūt čia erdvę savo. Tai pasakysiu, dabar 2 metus nelipome, nes buvo matyt pagadinę stogą. Tai dabar 2 metus nelipom, dabar įsitikinom, kad sutvarkė, dabar gal vėl lipsim. Tik reikia saugoti truputį mūsų stogą. O jeigu apie pokyčius ir kryžkeles, aš kartais sakau, kad mums reikia truputį aplink save pasistatyti kažkokias stiklinės sienas, kad mūsų neveiktų ir būti viduje labai stipriems, kad mūsų neveiktų ta informacijos gausa iš visų šalių ir atrodymas visiems, kad tas svarbiausia, tas dar svarbiau, tas kažkokio ypatingo svarbumo. Vat, kad nusistatyti tuos prioritetus, tai yra labai sunku, nes kitas iki iš tikrųjų reikia suderinti labai daug skirtingų nuomonių. Tai nėra paprasta.
Bet, žinant tam tikras taisyklės, tam tikras augimo tendencijas, kas svarbu, kas nesvarbu, bet reikia apsibriežti visoje bendruomenėje, vidinėje bendruomenėje savo tas aktualijas, svarbiausius dalykus. Ir tada kažkaip kiti jau palieka antraeiliais.